netikėtai atsidūrėm. Atsidarau iškart chatą. Sveikos kolegės! Sveikos kolegės! Labas, Aida, labas, Brigita. Sveiki gyvi. Labą. Ir šiandien mes turim tokį nestandartinį mūsų susitikimą, nes šiandien prie mūsų dviejų, jau gal jums biški pabodusiu, prisijungia dar trečia kolegė, tam, kad dar neštų šiek tiek daugiau dar kitokio papildančio, o galbūt ir ne, kaip tik pasižiūrėsim požiūrio, tai yra prie mūsų prisijungia šiandien Aida Akstinienė, mūsų kolegė, irgi sertifikuoto coachingo specialistė, raidelės ten matosi, matyt, galite skaityti, kokios ten yra. Ir Aida save įvardina šiuo metu kaip Integrated Growth Coach. Aida, mes su Brigita tai paprastai labai ten. Management, executive ir visa kita. O apie ką tu esi? Gal gali papasakot plačiau? Tai sveiki dar kartą, labas, ačiū Miroslavai už tokį įvedimą ir sakai, ką aš čia įnešiu, tai su kuo sutapsi, tuo ir patapsi, tai tikriausiai nieko kito ir neįnešiu, tik tai čia tame pačiame su jumis. Nieko ypatingo mano tam pavadinime galbūt nėra. Nuo pat pradžios, kai pradėjau eiti coachingo keliu, atradau save kaip asmeninio augimo, kaip tobulėjimo coachingo specialistė, o Integrated atsirado vėliau, kai dar pradėjau daugiau dirbti ir su komandomis, ir grupėmis, ir bendruomenės ir supratau, kad viskas, ką aš darau, vis tiek turi bendrą vardiklį, ar tai būtų asmeninė interakcija ar kolektyvinė, tai yra susijęs iš tikrųjų su integravimu visų rolių, kurias aš turiu gyvenime kaip žmogus, kaip vadovas, kaip asmenybė, kaip tapatybė, kaip identiteto paieškos. Ir nes kaip mano coachingo specialistė nusijuokė, jinai nelietuvė, after all, we all have to integrate. tai apie tai. Taip labai paslaptingai, žinai, man skambėjo ir galvoju, wow, tai kas tavo yra, na, sakykim, taip, darbo objektas arba su kuo tu pagrindė dirbi, jeigu vienas kitas žodis ir judėsime į temą iš karto. Turiu asmeninės sesijas, tuos one-on-ones vadinamus, ir dirbu su komandomis ir grupėmis, bet gal geriau sakyčiau bendruomenėmis. Jeigu taip reikėtų specializuoti, ar ten corporate, ar didelė organizacija, ar komanda, ar mažytė, ar startuolis, man tikrai dega akis, kai galiu įgalinti asmenybės bendruomenėje, organizacijoje. Tai toks asmeninio augimo tačas dirbant kolektyve. Ok, geras. Tai žiūrėk, šiandien dar galėsim dar daugiau, nes bendruomenė pasakė iškart man klausimas apie ko čia skiriasi, kur čia organizacija ir taip toliau. Bet mes apie tai šiandien tikrai pasikalbėsim, nes mūsų tema, dabar bandau ją įskaityti, ar šiandien įmanoma lyderystė be coachingo principų. Ir matyt, skaitant iš aprašymo ir žiūrint į tą pavadinimą, kas yra live pokalbis coachingas organizacijų, aišku, kad mes kalbame apie lyderystę organizacijų kontekste, ar ne? Tai reiškia apie tų žmonių, kurie dirbo organizacijose lyderystę. Ir mes iškėlėm tokius kaip ir 4 klausimus mūsų bendrai diskusijai. Tai pirmasis jų, kodėl šiandien lyderystėje vis dažniau kalbame apie coachingo kompetencijas, bent jau mums, kaip coachingo specialistam, taip atrodo, kad kalba visi aplinkui apie tas coachingo kompetencijas, apie ką tai yra. Antras dalykas tai yra, kuo coachingo kompetencijos skiriasi nuo tiesiog tų pokalbių su komanda, kurie vyko, vyksta ir vyks. Trečias klausimas, bandant kalbėti apie tą vadovavimą ir coachingą. Tai kur tas coachingas, kur tas vadovavimas, kaip čia tarpusavy susiję, kur yra ta riba, jeigu aišku, kad ta riba yra. Ir ketvirtas klausimas, na, ar dabar tam, kad būti organizacijoje sėkmingu, tu privalai būti coachingo stiliaus vadovu. Ar nebūtinai? Padiskutuosime ir apie tai. Dabar, jeigu su mumis yra bent vienas žmogus, aš tikrai matau iš skaičiukų, kad yra daugiau negu vienas, ir jūs tiesioginę transliaciją mūsų galite matyti, ir po to vėliau, aišku, įrašą galite matyti tiek LinkedIn platformoje, tiek mūsų Facebook'o platformose, tiek YouTube'o platformoje. Tai
duokit kokį komentarą, kad jūs mus girdit ir matot, o galbūt čia mes trysia taip fainai kalbamės šiuo metu. Tai būtų gerai, kad bent vienas komentaras atsirastų ir mes galėtume tada ir toliau judėti į temą. Viso mūsų darbo metu, pokalbio metu, kalbėsimės iki valandos, mes tikrai labai laukiame jūsų klausimų, jūsų komentarų, jūsų įžvalgų, jūsų pastabų. Tame tinkle, iš kur jūs mūsų žiūrite, tiesiog matote langą komentarų, jūs galite parašyti ir mes tikrai tą komentarą gausime ir iškart bandysime vienai arba kitą. Dabar. Žiūriu, kad. Geras. Matot, man parašė, kad tikriausiai dėl to, kad per daug kalbų, nes parašė, kad connection lost. Ar dabar connection atsirado? Nice. Tai grįžtam prie to, kad komentarų būtų gerai, kad irgi parašytumėte, jeigu jūs mus girdite ir matote. Ir Radvilė mums parašė. Radvilė. Labą dieną, girdim. Ačiū. Super, Radvilė. Ačiū tau labai. Ir taip pat parašė dar Jūratė. Sveiki, girdžiu puikiai. Labas, Jūratė. Faina matyt, smagu. Radvilė ir Jūratė, kadangi jau pasireiškit, jeigu turite ir pasirodyt, kad esate, jeigu turite vieną kitą klausimą tikrai, arba komentarą, arba pooponavimą, tikrai iš jūsų lauksime. Dabar, kadangi mes esame trise, tai dar nesudėliojam tokio galimybės, kad galėtume parodyti vieną kitą QR koduką, bet juos rasite įrašuose, aprašuose. Tai yra du dalykai, apie kuriuos mes kalbam ir kviečiam. Jeigu jums įdomu pakalbėti apie coachingo mokymus jūsų organizacijų, ten bus viena nuoroda, kurią paspaudę mes būtinai su jumis susisieksime. O antras dalykas, mes su Brigita 3 metus kankinam knygą. Perrašom. Nes tai labai baisiai skamba. 3 metus kankinam. Nekankinam. Mes nekankinam. Rašom, perrašom, tobulinam, glūdinam ir visą kitą. Ir jeigu jūs norite, ir ši knyga, Brigit, mes jau galim pasakyti, kad šiemet jau garantuotai jinai išvys dienos šviesą. Ir tai jeigu jums įdomi mūsų kelionė susijusi su šita knyga, o galbūt norite ir parecenzuoti vieną kitą dalyką, tai būtinai duokite mums žinią ir tam jūs pamatysite po šito pokalbio įrašo apraše, pamatysite irgi antrą nuorodą, kurią prašome registruotis. Viskas, daugiau reklamos nebus ir judam dabar prie pirmo klausimo matyti, nebent kolegės jūs norėtumėte dar kažką pasakyti. Ačiū, Vyra, tiek daug kalbėjai, kad tikrai jau nebėra atrodo ko ir pridėti, norisi jau galbūt judėti į mūsų temą. Ir aš turbūt kaip visuomet prieš judant į klausimus, galvoju, susitikrinkim savokas, kada mes kalbam apie coachingą ir mūsų pavadinime sakom coachingo principai. Tai, aišku, mes įlysim į tuos klausimus, bet man vis tiek norisi, kas yra lyderystė ir kas yra coachingo principai tam, kad mes, turėtumėm tą aiškumą arba bent jau būtumėm šiek tiek labiau susikalibravę, apie ką kalbam. Tai būtų smagu, pavyzdžiui, jeigu ir besiklausantieji mums bent komentarą parašytų, kaip jūs įsivaizduojat, kas tie coachingo principai. Ir kas yra tas lyderis, kaip jūs suprantat lyderystę. O mes galim galbūt pradėti ir kalbėtis. Kaip šiandien suprantam lyderystę mes patys. Prie mūsų prisijungė dar sureagavo ir Katažina. Labas, Katažina, tu mūsų nuolatinė žiūrėtoja, klausytoja. Labai smagu, kad esi su mumis. Ok, tai žinai, man asmeniškai, kai tu uždavai, kas yra tie coachingo principai, man iškart coachingo principai, šiek tiek judam arčiau coachingo kompetencijų ir šiek tiek judam arčiau Aidos. Nes, reikia pripažinti, kad mūsų trijulėje tas bendradarbiavimas, kaip matyt, nėra didelė labai paslaptis, bent jau daliai tų mūsų žiūrovų, kad tas mūsų bendradarbiavimas, tai mes ne pirmą kartą susitikom trise. Ir mūsų ta kelionė tęsiasi ir aš visą laiką žaviuosi, Aida, tuo, kiek tu į tas kompetencijas, ICF, Tarptautinės coachingo federacijos kompetencijas ir visą tą kelionę, kur federacija juda ir mums padeda kaip sertifikuotam coachingo specialistam judėti, kiek tu dėmesio kreipi ir dėmesingumo ir gylio tame. Tai norisi tai iškart pakviesti ir mes jau su Brigita čia atsibodom visiems, tai mes patylėsim, o tu dabar pakalbėk. Ačiū Miroslavai už tokį tikrai gražų atliepimą įvedimą. Aš nežaisiu dabar coachingo to žaidimo, kad perduoti kamuolį Brigitai, nes jinai klausdama jau tikriausiai turi irgi mintį pasisakyti.
Bet iš tikrųjų tas mano domėjimasis yra natūralus, nes aš ir dirbau coachingo mokykloje ne vienerius metus ir vėliau dirbau tarptautinėje coachingo, vat Ignite Global ir dabar su jumis Global Praxis. Vis dar ta specifika, kame aš esu, man leidžia būti arčiau ICF, domėtis, dalyvauti jų susitikimuose, pokyčiuose, kurie beje ir dabar vyksta gana dideli, bus anonsuoti balandžio viduryje, kaip vėl keičiasi tie coachingo principai, kuriais grindžiamas pats pasiruošimas coachingo specialisto. Tai kalbant apie coachingo principus, galbūt čia yra irgi sąvokų toks žaismas, nes mes kaip coachingo specialistai esam pririšti prie coachingo kompetencijų. Mes jų mokomės, jas gludinam, jos yra testuojamos. Aš sakyčiau, kad coachingo principai yra ta sąvoka, kuri yra tinkamesnė coachingui organizacijoje. Ir to persidengimo ir analogijos yra to tapatumo, kad mes irgi dirbdami su komandomis ar organizacijomis, bendruomenėmis, atsižvelgiam ir mokomės to paties, ko mes mokomės kaip coachai, kaip coachingo specialistai ir aktyvaus klausymosi ir laikyti dėmesį ir ugdyti tam tikrą mąstyseną, kas labai svarbu, tas coach approach, coach mindset, ar mokytis klausti tokius klausimus, kurie įgalina, kas vadovams irgi ypatingai svarbu, neuždarus klausimus, ar ne. Galbūt tai tiesiog sąvokos yra, kad mes tai sakom, kad tai yra pasitelkiam coachingo principus. Tam, kad nesutapatintumėm su, kaip mes sakom, grynuoju coachingu ir kad coachingo pokalbis nėra tapatukas coachingo sesija. Galbūt daro. Tai norėčiau jūsų išgirsti iš tikrųjų, gal Brigitos, kaip sakiau, tikriausiai tikrai turėjo omeny, kaip kvietei mus pasidalinti, tai įdomu. Ir man atrodo, kad tu labai fantastiškai įžodinai, kad coachingo principai mes galėtumėm tarsi dėti tokį, lygybės ženklą, kad coachingo kompetencijas, coachingo specialistui yra priskiriamos, jis jas turi žinoti, gyventi jomis ir jas, kaip aš sakau, demonstruoti net kasdienoje, ar ne tik coachingo pokalbėje, bet ir kasdienoje. Kai mes kalbam apie coachingo principus, tai mes sakom, kad tam tikrą, man taip atrodo, filosofiją, mąstyseną, tam tikrus įgūdžius perkeliam į organizacijos kontekstą, į vadovo rolę, nes tu labai gerai paminėjai, vadovas nelygu coachingo specialistas, nelygu coacheris ir tą atskirimą, bent jau mes tikrai turbūt visi trys sutinkam, kad jį būtina išlaikyti. Tai nelabai turiu žinoti, ką daugiau čia ir pridėti, laikausi to paties principo, kad suvokimo to paties, kad coachingo principai labiau taikomi organizacijai, taip kaip bet jie stipriai koreliuoja su kompetencijom. Nežinau, Miroslavai, gal tu gali dar kažko papildyti. Žinai, aš tai savo taip, galvojant apie coachingo principų taikymą organizacijai, galvoju, plius minus kokie 7 dalykai, dabar suskaičiau mintise. Tai pirmas dalykas tai yra atsakomybė už mąstymą. Tai organizacijai, kur veikia coachingo principai, vadovas neatsakingas ir neperima sprendimų už kitą žmogų. Net jei galėtų kartais padaryti tai greičiau. Jis pargrąžina klausimą atgal. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, aišku, tai apie tai jau jūs irgi paminėjote, yra klausimai vietoje atsakymo, nesigilinam, ar ne, tai nes apie tai jau buvo pasakyta, nesikartosiu tikrai. Trečias dalykas, kuris man atrodo yra labai svarbus, tai yra aiškumas vietoj prielaidų. Coachingo kultūroje realiai dalykai yra įvardinami. Tai reiškia, lūkesčiai, problemos, įtampos, sprendimai. Vengiama to, viskas savaime suprantama. Tokio tipo susitarimo, ar ne, tai yra gilinamas į tai. Dar vienas dalykas irgi, kur paminėjate, yra tas klausimasis, aktyvus klausimasis, sąmoningos klausimasis, tai yra tas išklausyti iki galo, ar ne, ir pabandyti ne tik tai klausytis, bet ir girdėti, apie tai irgi kalbėjot. 5, atsakomybės neperimimas. Tai yra vienas iš tokių svarbiausių lūžių, ar ne? Tai yra vadovas nepataiso, neperdaro, neišgelbsti situacijos savo sąskaitą. Jis išlaiko tam tikrą ribą ir tai sukuria, pačioj pradžioje bent jau, daugelį vadovų tai sukuria labai didelį diskomfortą, bet kas ilgainiui atsitinka, tai sukuria didesnę ownership kultūrą organizacijoje, ne? Arba savininkiškumą.
Aišku, kad taip dabar. 6 principas tai yra refleksija kaip darbo dalis. Ne tik darome, bet ir sustojame pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia, ką kartuojame automatiškai, nes be refleksijos natūraliai nėra mokymosi, ne? Ten arba Kolbio modelis, ar ten dar kažko, tai yra būtina. Ir dar, man atrodo, kas yra labai svarbu, tai yra tas 7 dalykas, tai yra santykis kaip rezultato dalis. Mes padarom rezultatus per žmonės, o ne nepaisant jų. Tai reiškia, kad mes pasitikėjimas, atvirumas ir taip toliau, tai nėra kažkokie tipo, tokie minkšti dalykai. Ne, tai yra iš ankstinio vykimo sąlyga. Tai man atrodo, dar papildymas mano būtų apie šituos 7 dalykus, bent jau kaip man tai atrodo. Nu, tai žinai, pildant tos principus galim turbūt ir daugiau, nu, žiūrint, žinai, kaip smulkinsimės, nes, Taip. žinai, galim tą įsivardinti ir tą patį smalsumą versus žinojimą. Nu, kompetencijų lygiai taip pat, coachingo kompetencija yra apie smalsumą. Lygiai taip pat vadovui mes galim sakyti, kad jeigu mes kompetencijos tą atitikmenį perkeliam į vadovui į tam tikrus coachingo principus, yra smalsumas vietoj žinojimo. Ir tada man prie smalsumo versus žinojimo atsiranda iš karto tas gebėjimas išbūti su tuo, kad aš pasmalsavau ir aš nežinau, koks bus žmogaus atsakymas, ar ne, kad, nu, aš esu tam tikroje nežinomybei. O gal jis turi kitą nuomonę, o gal jis kitaip masto ir tada, kai mūsų tos nuomonės nesutaps, o kaip mes judėsim toliau. Nu, vat jeigu taip, žinai, tai dar privedant į pačią labai tokio smulkaus to dialogo organizacijai. Bet man atrodo, kad tu nerealiai gerai atvedei mūsų lyg pirmo klausimo. Tai žinai, ar kažkas pasikeitė, kas atsitiko, kad šiandien mes lyderystę organizacijų turėdami omeny, mes vis dažniau kalbame apie coachingo kompetencijas, coachingo principas, coachingo taikymą, coachingo grįstą vadovavimą ir taip toliau. Kas čia tokio įvyko? Nes coachingas kaip 20+ metų, ne? Tai galėjom anksčiau galėjom apie tai kalbėti, bet dabar atrodo, kad to yra žymiai daugiau. Nes pasikeitė. Pasikeitė. Ne, aš išgirdau, Miroslavai, kaip tu sakai, kas pasikeitė. Ir galvoju, taip, tikrai pasikeitė, darbo pobūdis pasikeitė pirmiausia nuo to executive, nuo nurodomojo į tokių kompleksinių problemų sprendimą. Ir iš tikrųjų coachingas šitoje vietoje yra kaip atsakas į tą kompleksiškumą, nes labai gerai atliepia, tiksliau įjungia tokį kolektyvinį intelektą, tokį paskirstytą sprendimų priėmimą, tai tiesiog kažkokie kiti elementai atsiranda, negu buvo nurodomajam stiliumi, tam kitam tokiam žanre, kuris galbūt buvo hierarchinėse daugiau struktūrose, pradžioje tokio įprasto lyderystės supratimo. Iš tikrųjų pasikeitė ir ta vadinama, kaip vadinasi, knowledge workers, ar ne, žinių darbuotojai, kad jiems reikia nepaslaptis, autonomijos, įgalinimo, įsitraukimo prasmės, tų dalykų, kurie anksčiau, gal jų ir anksčiau reikėjo, aš nežinau, bet jie tiesiog kitoj prioriteto lentynoje stovėjo, dabar jie tikrai stovi toje lentynoje. Ir tiesiog coachingas labai gerai atliepia tai, kas yra dabar, kokia yra dabar realybė. Ir man atrodo, kad tiesiog aš suprantu, kad jis gyvuoja tikrai ne pirmi metai ir ne antri, bet jeigu ten pieštumėm kokias nors šitas kreivės ar žirklės, tai dabar atrodo tas susitikimo taškas yra idealus, plius minus kažkiek metų anksčiau ir į priekį žiūrint, jis tikrai yra idealiai atitinkantis dabartinės realijas. Coachingas atliepia. Tai gal jūs čia kažkokį kitą pjūvį matot ar savo mintis galite pridėti? Aš taip, žinai, jeigu galiu papildant, nes turbūt vargu, ar mes rasim klausimą, kur mes čia vieni kitiem labai stipriai prieštaraujam. O kodėl? Pabandom kažką surasti, tokią įtampą kažkokią sukurti, kažkokią intrigą. Provokaciją kokią. Man, žinai, aš čia kadangi tokiam vienam pranešimui rašiausi ir tyrinėjau, galvoju, dar norisi taip kažkaip apčiuopiamiau įlysti į tą, o kas pasikeitė. Nes mes dabar kalbam, pasaulis labai greitai sukosi, ten geopolitika, mikro, makroekonomika, technologijos, AI ten ir panašiai.
Bet jeigu dabar taip, žinai, prisiminti, vat, ir grįžtant prie to, kad vadovas žino visus atsakymus ir vadovas geba paklausti. Nu, kas įkūnija, tarsi, man tai labai, vat, tas toks paprastas pasakymas įkūnija tas tarsi dvi skirtingas vadovavimo ir lyderystės sampratas. Tai tie patys 30 metų atgal ar tie 20 metų atgal, tam, kad sužinoti, kaip kažką padaryti, juk, nu, didžioji dalis žmonių vis dar eidavo arba pas vadovą paklausti, arba į biblioteką paieškoti knygos. Dabar, kaip kažką padaryti, nu yra, nu, nežinau, minutės klausimas. Visi atsakymai technologinė prasme, o kaip man tą padaryti, jie yra. Ar ne? Vadovas nebeturi žinoti atsakymų, nes, nu, jis nebe tą rolę atlieka. Bet vadovas turi, vat, kaip ir tu pasakei, suintegruoti, ar ne, tą, kad, mes turim daug žmonių, jie naudojasi technologijom, bet šalia technologinių iššūkių mes turim, nu, iššūkius, kaip tą suintegruoti. Ar ne, kaip galų gali atsirinkti, jeigu mes dirbam su AI, ar ne, o kaip atsirinkti, kiek ta informacija teisinga, kiek ne, kiek aš ją galiu, nu, vat, pasitikėti. Ir dar daug smulkesnių aspektų, kurie, vat, ir sujungia į tai, kad vadovui nebereikia žinoti atsakymą, bet jiem reikia gebėti, pasitelkiant žmonės su tais atsakymais vis tiek judėti į priekį ir pasiekti rezultatą. Tai man tokia, žinai, vat, apie tą integraciją ir tada, vat, ir atsistoja vadovas į labiau coach approach, nu, atsiprašau, kaip čia lietuviškai pasakyti, tą tokį labiau palaikantį, padedantį suvokti, padedantį išjudėti į priekį, padedantį sąmoningai mąstyti, o ką aš darau, o kaip galiu kitaip padaryti, o kaip galiu geriau padaryti, o ko man šiuo metu trūksta. Tai man atrodo, dėl to mes ir kalbam, nes to, kur su visais atsakymais, tai niekam nebereikia. Tai iš tai, ką aš girdžiu, tai iš principo 3 dalykai. Ne? Tai pirmas dalykas, pasikeitė organizacinis kontekstas aplinka, ne? Tas neapibrėžtumas didėja. Antras dalykas, tai yra, kiek aš suprantu, su to susijęs, tai yra ir pats organizacijų veikimo modelis pasikeitė. Mąstymas nustoja būti centralizuotas per vieną asmenį, o yra išskaidomas, ar ne, išsklaidomas organizacijai. Tikriausiai, nes sprendimų tiesiog reikia daugiau negu vadovas vienas fiziškai gali aprėpti, ar ne, arba tų sprendimų kompleksiškumas yra toks. Ir tuomet coachingo stilius arba pats klausimas iš principo tampo ne kažkokiu ten ypatingu stiliumi, o tiesiog vadovų būdų paskirstyti atsakomybę, ar ne, tarp skirtingų žmonių. Ir su to susijęs pasikeitė aplinka, pasikeitė organizacijos ir automatiškai pasikeitė pats vadovo vaidmuo, ar ne? Nes jisai automatiškai turi keistis. Ir tai yra tas pokytis, kuris pamažu kapsėjo, nesvarbu kaip, bet dabar jisai ypatingai išryškėjo, ar ne, dabartinėje situacijoje. Žinai, man tai vienas dar dalykas, kurį aš taip, kadangi mes uždavėm klausimą apie tą lyderystę, nes klausimas yra, kodėl šiandien lyderystėje vis dažniau kalbam apie coachingo kompetencijos. O aš iškart, man taip norisi pasakyti, kad iš principo lyderystė baigėsi ten, kur sprendimai ateina iš vieno žmogaus. Tiksliau, lyderystė net neprasideda ten, kur sprendimai ateina iš vieno žmogaus. Tai nėra lyderystės, kaip po tokios. Taip. Nu, nes turim tada sukoncentruotą valdžią, vėl grįžtam prie to tokio labiau direktyvaus stilių. Nu, mes dar pakalbėsim gal prie pabaigos apie tą direktyvų ir nedirektyvų ir kitus vadovavimo stilius. Nu, okei, ir vadovas sako, Aida, grįžk pas mus, buvo išsijungus vienai mikrosekundai, bet jau grįžai. Neduodam pakalbėti, ženklas, kad neduodam pakalbėti. Ir aš noriu pasakyti. Klausimas yra, tai vat, žinai, klausimas yra toks. Nu ir tas vadovas sako, viskas tvarkoja, ten coachingo stilius, ten klausimų uždavimas, neatsakymų. Aš ir taip nuolatos turiu, kas ten kelias savaitės turiu one-on-one su visais pasikalbu, turiu kas savaitinį susitikimą, su jais kalbuosi. Na ir ko ta coachingo kompetencija, arba coachingo kompetencijos taikymas, arba vadovavimas coachingo stiliumi tiesiog skiriasi nuo gero pokalbio su komanda. Aš juos turiu tos pokalbius, all good. Ko yra iššūkis?
Norėjau įsijungti čia ir tiesiog organiškai iš to, ką prieš tai kalbėjot ir galvoju, vat Miroslavas mėgsta tas trijulės ir aš pasakysiu, kad skiriasi 3 dalykais, bet negaliu pasakyti, nes man skiriasi 4. Tai pirmiausia, tikrai tikslu, kas tikrai labai apibrėžia, skiria tuos pokalbius, kad mes jau įprantam, kad coachinge tikslą apsibrėžiam, ar ne? Net tai tampa tokiu raumeniu ir iš tikrųjų lyderiai tai yra nepamainomas įrankis ir įgūdis apibrėžti iš karto pokalbio tikslą ir kad jis nebūtų neaiškus ar kažkoks, kad kalbam apie viską ir išsigryninsim. Klausimais. Tikrai klausimai yra tikslingi, įgalinantis, struktūruoti nespontaniškai, kaip geram pokalbėje. Ar ne spontaniškai, tikrai blitz klausimas, sužibėjo paklausiu, arba seku, arba kažkas, kas man įdomu, bet galbūt ne relevant. Padėkit, kolegos. Neaktualu. You are using a lot of English terms. Tai va, čia 2 pasakiau. Tai 3 būtų iš tikrųjų labai svarbus ir aš manau, kad klausimosi lygis, gal klausimosi stilius, tai yra tiesiog pokalbėje, kaip mes klausomės, kad atsakytumėm, ar ne, kad atlieptumėm, kad aha, ir man tai buvo, arba kaip čia kažkaip, coachingo pokalbėje, tai tas klausimas yra, kad suprastum, kas dabar galvoju, neduokit sumeluoti, ar Edgaras Šainas, gal tėvas visos šitos organizacinės kultūros teorijos įvedęs berods yra savoka humble inquiry. Su mintim, kad klausimasis turi būti tam, kad suprastum. Kad suprastum, mes sakom, kad išgirstum, ar ne, bet kad išgirstum ir suprastum sistemas, kaip coachingė, kad matytum šablonus tam tikrus, tam tikrą mechanizmą, idėją, kas už viso to slypi. Tai yra toks neplokščias klausimasis, o visuminis, holistinis. Jau kokią savoką priimtina tokią vartojam. Ir tikriausiai 4 bus skirtumas rezultatas. Aš tikrai patyrusi su gerų pokalbių, bet koks rezultatas jų yra, aš taip galėčiau apibrėžti, yra vienijantis, tai yra emocinis palengvėjimas, toks geras jausmas, ar ne? O coachingo pokalbio rezultatas daugiau išskirčiau gal yra nauja mąstymo kokybė, kažkoks naujumas mąstyme ir veiksmas. Kartais tas veiksmas gal yra daugiau irgi mąstymo kokybė apibrėžiamas, bet kartais labai labai techninis veiksmas. Tai 4 išvardėjau, jeigu taip struktūruoti. Bet tikriausiai mes galime apie tai kalbėti ir tų tokių sluoksnių ar niuansų įsivardinti, bet norisi kažkokį tokį aiškesnį skirtumą parodyti. Žinai, aš savo trijulę iškart galiu pargražinti, tai yra intencija, struktūra, rezultatas. Ar ne? Su kokia intencija aš ateinu į pokalbį, kokią struktūrą aš naudoju to pokalbio, ar ne? Tai mes kalbėjome apie pagrindinius principus ir koks yra rezultatas. Tai man taip, jeigu trumpai tai pasakyti, tai jeigu žmogus išėjęs iš pokalbio vis dar laukia vadovo sprendimo, tai nėra coachingo kompetencijos įdarbintos tame pokalbėje. Jeigu priima sprendimą, pradeda priiminėti sprendimą pats toje ir panašiose situacijose, tai pokytis realiai įvyko. Tai realiai ta coachingo principais, coachingo kompetencijom, nesvarbu kaip pavadinsi, panaudojant coachingo įrankius, vėlgi pokalbio vertė atsiskleidžia ne apie tai, ne iš to, kaip jaučiasi žmogus arba netgi jautėsi žmogus, o labiau atsiskleidžia iš to, kaip jis mąsto po pokalbio. Man bent jau taip atrodo. Brigito, ką tu? Žinai, aš dabar galvoju, kas yra, toks, aš noriu kabinėti šiandien pastoviai prie savokų. Aha. Kas yra geras pokalbis? Fainai, viskas, kur fainai pakalbėjom, visi tokia geras vaibas, atsigėrėm skanios flat white'o kavytės. Lyg ir aptarėm viską, bet lyg tai ir sprendimo kaip ir nelabai, kaip šiaip gerai praleidom laiką, ne? Ne apie tai? Aš provokuoju, aišku, savaime suprantama.
Aš irgi kažkiek įsitrauksiu, ačiū Brigita už klausimą, nes kažkaip, kai paklausai, prisiminiau tokį dalyką, kaip kalbam dažnai, kad tai pas jį yra natūralus talentas. Nu, tiesiog natūraliai, kaučina natūraliai. Tai man tas skirtumas dar tame yra tikrai stipriai, kad kaučingo pokalbis yra tikrai treniruojami įgūdžiai. Tiesiog įdėta turėtų būti daug darbo, kaip ten toj meistrystė yra tik 20% talento ir 80% darbo. Tai kaučingo pokalbė tikrai yra ne tiek procentų, pasakiau, ar ne? Nu, kaip viskas... 10, man atrodo, talentas. 10 ir 90, bet, žinai, Pareto dėsnis, man atrodo, kad pritaikomas praktiškai visur. Taip. Tai va tas geras pokalbis ir natūralus talentas kažkur arčiau yra to, bet pažiūrėkim, kokią tai dalį užima tada to, jeigu taip kalbėt, kaučingo pokalbio, tai tikrai reikia treniruoti ir įdėti tam pastangų. Brigit, tu savo kabinėjimuose, ką tu nori mums pasakyti? Išskleisk. Žinai, ką noriu pasakyti, todėl, kad noriu pažiūrėti į dalyvius dalyvaujančius pokalbyje. Aha. Todėl, kad, žinai, kas yra geras pokalbis vadovui ir kas yra geras pokalbis komandos nariui. Ir čia mes irgi neturėsim sutarimo, labai dažnu atveju neturėsim sutarimo. Ir jeigu mes kalbam, žinai, iš vienos pusės situacija, kada mes turim vadovą nenaudojantį kaučingo, jokių kompetencijų, jokių įgūdžių, jis galbūt labiau toks žmogus, kuris mėgsta paspausti, parodyti, kas čia valdžioje. Ne? Tai kas yra geras pokalbis tokiam vadovui? Tada, kada jis turi labai daug erdvės, eterio, pasakyti, kaip reikia daryti, kada žmonės neprieštarauja, nekelia jokių ten, žinai, bangų, visi klauso, pasakė vadovas. Žiauriai geras pokalbis. Jo, žinai, aš noriu pratęsti tą, jie ateina dabar pas Aidą, pas Brigitą ir pas Miroslavą ir sako, žinai, aš juos gerai pakaučinau, jie dabar tikrai žino, ką daryti, žiūrėk, aš juos pakaučinau, gerai, nu, tipo, pagirk mane. Taip, būtent. Ir jam tai bus labai geras pokalbis. Ne? Jeigu mes pasižiūrėsim tam pačiam kontekste iš komandos nario, kas bus geras pokalbis. Geras pokalbis bus ten, kur, gal turim fainą vaibą ir ten nelendami ten tuos vėluojančius projektus. Ne? Labai fainas mano vadovas, nesikabinėja ten, ne? Tai, supratingas, toks santykį palaiko jam. Taip, tai irgi bus geras pokalbis. Ne? Bet jeigu mes pradedam, žinai, tada žiūrėti per tą kontekstą, aš jau nelyginu, žinai, aš jau tokių susitikimų ir tokių pokalbių nelyginu su kaučingo sesija arba su tom kompetencijom ir įgūdžiom, kurios kaučingo specialistai, mes kaip specialistai naudojam. Bet net jeigu pasižiūrėtumėm į vadovą, kuris geba klausyti, geba iš to, ką žmogus pasakė, suformuluoti jam klausimą, kuris leidžia pamatyti, ne? Kur aš užstrigau, leidžia suvokti savo atsakomybę šitoj situacijai ar ne tam momente. Ir tai gali būti vienas kitas klausimas. Ne? Paprastai, jeigu mes nuo pradinio klausimo įlysim bent vienu lygiu žemyn, ką mes padarysim, mums bus pokalbis geras, ne? Nes mes kaip vadovai atsakomybę perkelsim ant žmogaus. Už jo ten darbą, ką jis turi padaryti, kokių veiksmų turi imtis. Ar tai bus labai geras tuo momentu pokalbis pačiam žmogui? Ne. Nebūtinai. Nebūtinai. Faina tie, kurie, žinai, tokie yra žingeidus, norintys augti, jiem atėjo suvokimas, ką jie gali padaryti, ką jie čia dabar. Faina, jiem irgi bus faina, ne? Bet tie žmonės, kurie nėra linkę prisimti tam tikros atsakomybės už savo veiksmus, jiem tas pokalbis toli gražu bus nefainas. Ne? Nes jie pajaus, kad, palauk, tai nebeveikia čia mano, atsiprašau, excusai, tai nebegalėsiu aš čia dar biškutį pačilinti ir pamuilinti, atsiprašau už to žodžius, bet tai va, žinai, tas grįžtų, aš ir noriu kabinėtis, tai kas yra geras pokalbis. Nu, tai, žinai, tai ta, kaip ir sakiau, žinai, kad pokalbio vertė atsiskleidžia ne tame, kaip jautėsi žmogus, o kas įvyksta po to. Tai realiai, ką mes kalbam kai kalbam apie coachingo kompetencijas arba vadovavimo coachingo stiliumi, tai natūralu, kai yra intencija plus struktūra lygų rezultatas. Ar ne? Tai ir to coachingo stiliumi vykdomo pokalbiu yra kažkoks rezultatas. Gali būti, tai yra konkretus sprendimas.
Gali būti, tai ilgainiui atpažinimas kažkokio savo veikimo modelio ir toks diskomfortas. Aš supratau apie save, ar ne, kažkas tai yra ir man daugiau nereikia jokio sprendimo daugiau, man reikia su tuo pabūt dabar. Ar ne? Ir gali būti, kad tai yra ilgainiui, tai yra tam tikras mąstymo pokalbis. Na ir aš, įdedant tai į organizacinį kontekstą, visgi išryškinčiau ownershipą, ar ne, arba didesnis savininkiškumas, kai tas žmogus tampa labiau atsakingas už visą, kuriame jisai yra ir žiūri, kaip ir moka, turi daugiau įgūdžių ir noro su tuo tvarkytis, kuriant didesnę vertę organizacijai. Tai yra apie tai. Atėjau su problema, išėjau su atsakomybė. Ir veikimo planu. O žiūrėkite, važiuojam, o kur čia tas pakaučinimas, užkaučinimas negyvai, tas vadovavimas ir realus kaučingas, kur yra tos visos skirtingos ribos tarp visų šitų dalykų, kaip mes galvojam? Va čia. Geras. Aš galvoju, kad... Klausi, kur ribos vadovavime ir kaučinime ir šitam, nes va čia tai man va čia, nes man tai nėra tas arba, tokios nėra tos takoskiros, kad arba čia kaučinimas, čia vadovavimas, gal daugiau žiūri tai kaip į spektrą, vadovavimas apskritai man kaip spektras yra ir jame telpa. Dabar galvoju, yra tas savoka lyderystės kontinuumas, kad tikrai yra jame yra ir direktyvumo, yra ir klausimų, yra ir patarimų, yra ir delegavimo. Tai jeigu šitą prasme žiūrėtumėm kaip į spektrą, tai jis tiesiog yra įjungiamas ir išjungiamas. Ir tikrai nereikia sumaišyti su tuo, kad vadovavimas coachingo stiliumi yra visur ir visada. Tikrai ne. Tai... Žinai, grinai galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad vadovavimas coachingo stiliumi nėra coachingo sesija. Tai čia pirmas man atrodo, pirmoji skirtis. Šiame pokalbėje apie coachingo organizaciją, šiame konkrečiai šiandien pokalbėje, mes nekalbam apie coachingo sesijas visai. Ne? Tai šitą tiesiog atidedam, nes ten yra visiškai procesas turėtų būti kitaip organizuojamas, ar ne? Tai mes kalbam apie visus tos kitus, tai yra coachingo įrankio, coachingo filosofijos, mąstysenos, ar ne? Tam tikrų kompetencijos, vis dažniau mes vadinam su Brigita, bent jau tai yra coachingo kompetencija, kur yra būtinoji šiuolaikinio sėkmingo vadovo kompetencija. Ne? Tai yra būtent įdarbinime ir įveiklinime, tame paprastame, ypatingai tam veikimo organizacinėme formate. Nesusitikimas coachingo sesijai. Ne? Ir tu sakai, kad tos ribos nėra, ar ne? Tai jeigu tu jau... Gal ta savoka kita, ta situacinė lyderystė yra, kada įjungiama pagal pasirengimo lygį. Ir pasirengimo lygį ne vadovo, o žmogaus, kuris yra prieš vadovą, darbuotoją ar kolegas. Ir pasirengimo lygį net vertinant jo kompetencijos lygį ir jo motyvacijos lygį iš tikrųjų ir derinant, ar reikia daugiau nurodomojo stiliaus, ar reikia daugiau coachingo stiliumi dirbti su darbuotojų, su kolega, ar iš viso aukščiausio pasitikėjimo lygio ir tiesiog maksimaliai kiek įmanoma delegavimas ten yra įmanomas. Tai toks atrodytų, kad nėra taip, kad prasideda, nėra linijinis, ar ne, kad prasideda, baigėsi, čia jau dabar važiuojam su coachingu, ir kalbėjom, kad tikrai šiandien lyderystė yra vis daugiau coachingo, nes gal anksčiau to buvo per mažai, gal anksčiau to nebuvo. Žinai, čia bendrai dabar kalbant, tai iš principo vadovo vaidmuo, šiuolaikinio vadovo vaidmuo yra kurti erdvę dalykam, kurie vyktų. Ne, tai yra pagrindinis dalykas, pagrindinis klausimas vadovo nežinoti visus atsakymus, o kaip aš galiu sukurti erdvę, kurioje tvariai mano komandos nariai turės adekvačiai ambicingus tikslus ir gebės įdarbinti, įveiklinti ir didinti savo potencialą. Ne, tai yra daugiau apie tai. Mes su Brigita, čia paspoilinsiu, tai yra mūsų trečias susitikimas. Mes su Brigita pirmam, antram susitikime kalbėjom apie tai, kad yra situacijų, kuriuose coachingas arba vadovavimas coachingo stiliumi yra pats blogiausias įmanomas sprendimas. Ir tai reiškia, jeigu aš tampu arba įvaldau coachingo kompetenciją, tai nereiškia, kad 100% yra pritaikoma visose situacijose. Tai kaip tu galvoji?
o kaip jūs manote apie tai? Nes, vadovavimas, tiesioginis, direktyvus vadovavimas tada, kur yra, labai svarbu greitis kažkoks, ar ne, galbūt kritinės situacijos greitis ir didelis aiškumas greitai, čia pat reikalingi sprendimai, o coachingas, yra svarbus tada, kur tampa vis ryškesnis, komandos nario arba visos komandos gebėjimas, kaip ir iš principo pamažu veikti be vadovų. Vadovavimas direktyvus kūrė gerą rezultatą šiandien. Daviau atsakymą, nueini ten, padarai tą, šiandien rezultatas yra. Bet vadovavimas coachingo stiliumi, jisai kūrė to gebėjimą komandos nario arba visos komandos kurti rezultatą rytoj. Ne? Ir galbūt su didesniu savarankiškumu, negu jie tai daro šiandien. Aš bent jau tokią skirtį matau. Aš dar pridurčiau, atsiprašau, Brigita, jeigu įsiterpiau, nes pasirodė, kad pridurčiau šitoj vietoj, kad ne tik krizinėse situacijose, ne tik ten, kur reikia greitų, ar yra aišku su procedūriniai veiksmai, operaciniai, bet ir tose vietose, kur, pavyzdžiui, darbuotojai galbūt trūksta bazinių kompetencijų ir tikrai reikia suformuoti bazę, fundamentus. Tenai irgi gal parinkus tinkamai laiką ir vietą galima įdėti jau coachingo stilius, bet tikrai parinkus tinkamai laiką ir vietą, bet suformavus tą bazinį paketą kompetencijų, tada jau daugiau padidinti tą coachingo stiliumi vadovavimą. Fainai, sakai, situacija, rizikos laipsnis ir žmogaus branda. Ar ne? Vėl trikampis gaunasi, trijulė. Vis tiek, bet trijulė ne. Kur tu sprendi, kokį veikiau vadovavimo įrankį, vadovavimo stilių, vadovo kompetencijas, kurias galima įveiklinti. Žiūrėk, mes dviesi čia kalbamės, o Brigita taip ir... Labai gerai, galvoju, kaip va, faina, visokių minčių dar. Jau kelis kartus norėjau įsiterpti, jau ir mintį pamečiau, kita kilo, bet kažkaip... Žinai, aš pradėjau galvoti apie tas linijas, žinai, kai pradėjom kalbėti ir gal biškai pagrįšiu į pradžią. Aš dabar kažkodėl svajoju apie tortą ir galvoju, žinai, kai tortas, pavyzdžiui, būna sluoksniuotas. Mes nevalgom ten vieną sluoksnį, nuvalgom ir paskui antrą, žinai, nuvalgom. Napoleonas, aišku, Napoleoną apie galvoju, gerą tokį. Taip, Napoleonas. Ne, Napoleonas, žinokit. Napoleonas dar matai sudėtingesnis, jis ten, kadangi šitą medutį gal net ir galėtum taip, žinai, ten po sluoksniuką nuvalgyti. Su Napoleonu būtų sunkiau sluoksniukais. Ir aš tada galvoju, tai, mes ir vadovavime taip. Nėra taip, žinai, kad čia vieną sluoksnį nuėmėm, tai aš dabar šiandien taikysiu coachingo kompetenciją, rytoj taikysiu ten, žinai, kitą kompetenciją. Nėra taip. Bet tos kompetencijos, jos persipina. Ir man atrodo, ypač jeigu mes apie coachingą kalbam kaip mąstyseną, tai kur tu ten tą ribą nubrėši? Kaip dabar toj mano mąstysenoj, kaip aš ją nubrėšiu? Taip, aš galiu ateiti tam tikrais elementais. Ten gali būti, galbūt kažkuris susirinkimas yra direktyvus, galbūt jūs aptarėte tas situacijas, ar ne? Man reikia šiandien, nes to galbūt aš matau, kad komandai to reikia. Bet, kitą tą susirinkimą aš nebevesiu galbūt jo taip direktyviai. Kitaip, kaip aš suprantu, tu sakai, kad tai tampa to torto sluoksniu ir jeigu tu pramoksti kažkiek perpranti, įvaldai coachingo kompetenciją, jau to atmatyti nepaeina, ne? Taip teisingai suprantu. Nebetmatysi. Tu dabar išjung coachingo kompetenciją ir pabūti, pavyzdžiui. Tai tas coachingas, tiesiog gadina vadovus, gadina žmonės. Bet ne, nes kažkaip, negali atmatyti taip, bet kas mums irgi yra atsitikę mums visiems eigoje, coachingo kelyje. Kažkoks brandumas vis tiek ateina, gebėjimas. Galbūt iš pradžių, man irgi, prisimenu save, toje pradžioje atrodė, kad ten tikrai tuo coachingu viską gali užkaučiant visus negyvai. Taip, pajuokaujant, sustiprinant. Bet ta branda, jinai auga kartu, augant coachingo kompetencijoms. Ir nors negali atmatyti, bet gali jas labai brandžiai naudoti. Tiesiog ir pamatyti reikalingumą, kiekį, laiką. Tai nereiškia, nes kodėl aš tai sakau, kad nenuskambėtų taip, kad tu sakai, Brigita, kad kas nors nepagalvotų, kad coachingas... Kas nors čia tas, kur mūsų klausosi ir kol kas dar neuždavė nė vieno klausimo ir tikrai galėtų pasinaudoti progą ir dar užduoti per tas 15 minučių. Taip, užduokit klausimą, kad čia
čia tikrai yra tokia amžina diskusija, kad, na, coachingas vat, apie tą situaciją, kur kartais kyla frustracija, kai vadovas tikrai pastoviai naudoja coachingą, nors kartais atrodo, kad pasakyk tu man, arba reikia greitumo, arba, tas toks, tai nėra taip svarbu, kad tu turi tą raumenį ir tu turi tą mąstyseną, kiek svarbu, kaip ir kada tu ją naudoji. Tai žiūrėk, tai tu atsakyk tada į tą klausimą, ar kiekvienas vadovas turi būti coachingo stiliaus vadovu? Taip. Taip. Taip, atsakymas taip. Taip. Uždaras klausimas, trumpas atsakymas. Taip. Tai kaip paklausi, tą ir gausi. Aš galėjau paklausti ir kitaip tada. Čia apie tą užkaučinti negyvai. Ar tikrai kiekvienas vadovas turi būti coachingo stiliaus vadovu? Tada dar aiškesnis atsakymas užprogramuotas į klausimą, ar ne? Kol tu klausi, tol aš sakysiu taip arba ne. Okay. Jeigu nori kažkokio pamąstymo viduryje, pakeisk tą pirmą žodį. Bet aš vis tiek pasidalinsiu pamąstymais viduje. Tai trumpas atsakymas taip, tikrai taip. Ir tai nėra mano asmeninė vien tik nuomonė ir šališka, nes pati ugdau tas coachingo kompetencijas, o tai yra įvardyjama pastaraisiais metais vis dažniau ir dažniau net ir tyrimų rezultatuose. Tas pats, man, pavyzdžiui, patiko tas didelis tyrimas, kuris laikomas vienu patikimiausių lyderystės tyrimų grįstų praktiniais duomenimis, o ne teorija. Gali pasakyti? Project Oxygen. Tai jis buvo pradėtas 2009, berods ten kažkas apie 10. Ir tai nėra vienkartinė studija, nes po to ten 13, 15, 18, 19 kažkoks va toks laiko spektras buvo nuolat atnaujinamas. Ir evoliucionavo ten iš pradžių, pradėjo nuo pirmo savo užsikelto klausimo, priėjo prie 10 kokybių, 10 elgesio kokybių, kurias turi turėti vadovas. Pirmų numerių įrašyta, kad vadovas turi būti geras coachas, geras coachingo praktikas. Tai į tai tikrai labai daug telpa ir tai formuoja, norim ar nenorim, formuoja ir tą lyderystės kryptį ir požiūrį ir poreikį. Tiesiog prideda, gerai mes esam kaip lyderiai daug išmokę to vadinamo tradicinio vadovavimo, dabar upgrade'as vyksta, va taip, matau klausimus. Ne klausimas, čia yra teiginys. Daugardai, pirmiausia, ačiū labai, kad sureagavai. Coachingas į provokaciją, ar ne, tai pavyko šį kartą. Coachingas turi būti tik papildomas įrankis, kad išsitraukti, kai reikia, mano supratimu. Ir čia fainai labai, tai reiškia, kad coachingo stiliaus vadovas taip, bet Daugardas, kas sako, ne kiekvienoje situacijoje. Ar ne? Tai reiškia, tai yra situacinis, kontekstinis dalykas tada, kada jį įveiklinti. Super, aš tai bent jau supratau Daugardai, jeigu nusišnekėjau, tai būtinai pataisyk. Ir čia pat į mūsų diskusiją įsijungia Radvilė, kuri pasakė, manau, kad kiekvienas vadovas turėtų turėti savo įrankių krepšelėje coachingo stiliaus elementų ir gebėjimą atpažinti, kada įrankį vertinga pavartoti. Super, tą patį, ar ne? Man atrodo, bent jau tą pačią kryptim galvoja, kaip ir Daugardas pasisakė, ar ne, apie tai, kad įrankis yra ir aš tiesiog turiu turėti gebėjimą tinkamai įveiklinti tada, kada jo reikia. Ir čia pat Daugardas užduoda mums klausimą. Kokiose organizacijose, industrijose, sektoriuose turi būti vadovaujamasi coachingu ir kur ne? O, gera, provokacinis toks klausimas. Geras. Tai kas atsakys Daugardui? O atsakymas į tamu, ar teisingai supratau, Daugardas atsakė, kad taip. Tai teisingai supratau. Brigit, tu mėgsti. Čia, Brigit, aš dabar dar rodau klausimą. Yeah. Žinai, vėlgi, mes turbūt, kai dirbam su skirtingom organizacijom, skirtingom industrijom, aš negaliu pasakyti, turbūt ne industrija ir ne sektorius nusako, kur turėtų būti taikomas coachingas ar ne,
Galbūt mes labiau kalbam, nes man tikrai yra tekę matyti labai skirtingų organizacijų, ir tos pačios gamybinės, ir tas pačias IT, ir nevyriausybinės, ne sektorius ir ne industrija nusako. Nusako situaciją, kurioje yra komanda, organizacija. Galų gale mes turim pavyzdžių ir vat knygoje apie juos rašom, kada visa organizacija dar nepasiruošusi net kalbėtis apie coachingą, net coachingo termino bijo organizacijai panaudoti. Visiems tinka ir fainiai. Ne, Daugardai, ne visiems tinka, bet mes turim kaip vadovai turėdami šitą įrankį gebėti jį pritaikyti pagal situaciją. Ką norėjau pasakyti, mes knygui turim keletą pavyzdžių, kada organizacijos net nekalba apie coachingą, nes net to žodžio atrodo bijo, bet yra vadovai, kurie turi tam tikras coachingo kompetencijas, kurias mes jau šiandien kalbėjom, ar ne? Ir gebėjimą klausyti, ir smalsauti, ir užduoti klausimą, ir išbūti nežinioje. Ir padėti žmogui mąstyti, ir padėti žmogui prisimti atsakomybę. Tai yra tos kompetencijos, kurios mano galva yra reikalingos bet kuriai industrijai, kuri nori sėkmingai judėti į priekį, kuri nori auginti žmonės, kad jie galėtų dirbti savarankiškai. Organizacijos, kurios nori ne robotukų armiją turėti, o turėti mąstančių žmonės, nes čia yra mūsų ateitis. Iš mąstymo mes turim inovacijas, iš mąstymo mes turim įsitraukimą, augimą, mokymasi, nuolatinį mokymasi. Tai ar sektorius, parodyk man tada Daugardai sektorių, kuris nenori augti, nenori rezultatų, nori turėti nuolatinę darbuotojų kaitą ir prastą įsitraukimą. Turbūt nėra tokių. Tai žinai, aš tai pridėčiau tik keletą tokių dalykų. Tai pirmas dalykas, kur Aida paminėjo, ar ne, kad kartais vadovas, kuris niekada nepriima sprendimų ir slepia to sprendimo nepriėmimą, tą atsitraukimą savo po coachingu, tai jūs čia nuspręskit, jisai sukuria neapibrėžtumą ir frustraciją. Nes reikia labai išskirti, kur yra jautrus klausimai, kur vadovas privalo priimti sprendimą ir privalo tą sprendimą įvardinti ir garsinti. Ne? Tai mesgi kalbam ne apie tai, kad mano atsakymas būtų toks: vadovautis coachingu arba turėti tą įrankį privalo kiekvienas šiuolaikinis vadovas, kuris nori būti tvarių vadovų. Tai reiškia, galvoja apie savo vadovavimą ne kaip apie vienadienį produktą, kurį aš suvartosiu iki penktadienio arba metai iki pensijos datrauksiu ir tada jau viskas, jau galėsiu, jau tada galėsiu būti toks, koks aš esu iš tikrųjų. Ne? Tai jeigu tu tvarioji kelionė esi, nesvarbu sektorius. Ne? Tai čia pirmas dalykas. Ir čia yra klausimas labiau ne apie stilių, o apie pasiekmes. Ne? Tai vadovas, jeigu tai pasižiūrėti tą kompleksiškumą, kuris nuolat atsako, ilgainiui jisai tampa buteliu kakleliu. Nes per jį eina visi sprendimai, visa atsakomybė, visos iniciatyvos, viskas eina per jį. O vadovas, kuris geba tinkamai situacijų, kai tai yra tinkama, geba vietoj atsakymą užduoti klausimą, pamažu pradeda kurti sistemą arba ją tobulinti, gerinti, kurioje komanda gali, arba jos atskiri nariai, gali mąstyti ir priimti sprendimą patys. That's it, ar ne? Ir tada tu jau žiūri, su vienu žmogum, pagal tą situacinį vadovavimą, aš dar negaliu. Ką tik onboardinau, su juo reikia super direktyvumo, ar ne? Standarto diegimo, kaip tik reikia labai aiškių ribų nustatymų ir nubrėžimo, ar ne? Ir tai yra pirmas, jeigu sakyti apie situacinį vadovavimą, pirmas tipas. Ketvirtam tipė, jeigu aš pradėsiu tam žmogaus, kuris turi aukštą kompetenciją, aukštą motyvaciją, jeigu aš su juo pradėsiu tam direktyvumu varyti, tai mes iš karto atsisveikinam, ne, daugeliu atveju. Tai natūraliai, kad aš ten turėčiau būti visiškai kitokį savo stilių įjungti, ar ne, ir visiškai kitokias kompetencijas. Nebent jam sugalvoju vėl vaidmenį, vėl kur tas žmogus pasijunta kaip pirmokų, vėl naujas iššūkis, vėl dar niekas neaišku ir taip toliau, tada galbūt aš vėl galiu su to pačiu žmogum direktyvumą įjungti. Tai čia yra tas visiems ir fainai, kur tu pasakėjai, čia mes į Daugardo klausimų reaguojam, ar ne, visiems ir fainai, kur pasakėjai ir taip ir ne. Galbūt visiems, bet ne visada. Ir ne visada fainai. Ir ne visada fainai. Aš labai džiaugiuosi šiandien, man atrodo, Aida, tu pritraukėjai, tu buvai tas magnetas, kuris pritraukė tai, kad ir Radvilė sureagavo, ir Daugardas sureagavo, tų klausimų atsirado per šitą mūsų pokalbį. Labai ačiū už juos. Ačiū labai už juos. Ir daug smagiau diskutuoti, žinai, kada klausytojai įsitraukia. Čia tas jausmas, kai dviese, tai dialogas atrodo labai intimu, visi žiūri, o kai tryse mes jau bendruomenė, jau ir kalbamės bendruomenėje ir matoma, ir nematoma. Ir kažkaip irgi tiesiog dar tokį
Klausiau, vat, pabaigai tavęs, Miroslavai, dabar ir jau į filosofiją patraukė mano mintis filosofinės. Nutraukė. Ir pagalvojau, kad tikrai taip apibendrinant daugiau matosi, kad organizacijos kažkur pametė tą konkuravimą kažkokiais rezultatais, produktais, strategijom. Arba man taip jaučiasi, arba iš tikrųjų taip yra, kad ateina daugiau toks ant scenos, ne tai kad konkurencija, bet tokioj mąstymo kokybei, nu tokio jau kažkokioj kitokioj plotmėje. Ir kaip va čia tas coachingas įsijungia, nes coachingas banaliai yra klausimai, sakom, pagrindinis įrankis, technika, tai gal mes patys, bet pagrindinis įrankis yra klausimas, bet aš dar kažkaip atrodo noriu dar už to toliau paeiti, kad tai tik paviršiuje mes sakom, kad taip svarbu klausimai, bet iš tikrųjų tai yra mąstymo kokybė. Yra toks, va, ta coachingo mąstysena yra tikrai svarbiau negu klausimai, nes klausimai tai tikrai tik paviršiuje, kad va, kokį čia tą gerą klausimą užduot, bet jeigu įkūnija coachingo mąstysena, jau vadovui tai jau yra pagalba, nes jis jau žinos, kada patylėti, kada atsitraukti, kada patyrinėti, kada tai nebūtinai susijęta su geru klausimu. Tai į filosofiją, sakau, nutraukiu. Jo, žinai, ir mes turim ten grubiai šnekant 4 minutės, tai jeigu dar iš mūsų dabar žiūrinčių, klausančių žmonių dar yra koks nors vienas fainas, ar ne fainas kaip tik, klausimas, pasisakymas, komentaras, replika, būtų žiauriai, ne žiauriai, būtų labai gerai išgirsti dabar. Ir kol jūs galvojat arba taipinat tą mums klausimą arba pasisakymą, mes galim dar užkalbėti jums dantis, ar ne, ir kažką dar pasakyti papildomai, tą pačią pabaigą, ar ne, tai kas tai galėtų būti? Ir ką tu, kai pabaigai, ta višnaitė ant tavo Napoleono, kas tai yra? Ant Napoleono. Man, žinai, gal toks kitas klausimas, žinai, kyla toks, aišku, irgi bet ar gali šiandien vadovas, lyderis leisti savo neturėti coachingo kompetencijos savo įrankių krepšelyje? Atsakyt, gali, bet neišvengiamai susidurs su to pasiekmėmis. Neišvengiamai. Ir man, žinai, toks lygiagrečiai stovi klausimas. Ar galima šiai dienai išgyventi organizacijoje, nesidomint, pavyzdžiui, AI technologijų? Pavyzdžiui, nedraugaujant visiškai su dirbtiniu intelektu. Žinai, kur tu gali neigti, gali nesutikti, gali pykti, bet man atrodo, kad nori. Čia apie vadovus, kalbam apie vadovus, ar ne? Taip, bet man atrodo taip, kaip, žinai, dirbtinis intelektas. Šiandien galima, bet Birgit, šiandien galima. Tai, šiandien. Kiek ilgai? Šiandien gali, tu gali neigti, arba tu gali po truputėlį ruoštis. Nes mus domina tvari lyderystė, teisingai, ir tvarus vadovavimas. Mes kalbam, čia, kur mes diskutuojam tuose mūsų pokalbėse apie coachingą organizacijai, mes kalbam apie tos vadovus ir lyderius, kurie nori jais būti ir rytoj. Ir būti ne bet kaip, o būti dar sėkmingiau. Daugardas, turim dar vieną klausimą. Tikriausiai man taip atrodo, nes klaustukas buvo. Dar neperskaičiau. Tai tada skaitau toliau, kada vadovas turėtų aiškiai įvardinti, kad naudoja coachingo elementą ir kaip tai padaryti taip, kad žmogus jaustųsi įtrauktas, o netardomas, coachinamas negyvai. Kaip tai padaryti? Daugardai, čia tokį klausimą ant pabaigos, kaip drioktelė, čia atskiram pokalbiui, aš galvoju, rimtai. Ir dar maža to, ir Radvilė irgi parašė, jeigu galima, tai pasižiūrim meniu, ar ne, ir tada žiūrim, ką su to daryti, kolegos. Tai dar Radvilės klausimas, ką mažo paprasto siūlytumėt pabandyti vadovui, pasibandyti coachingo kompetenciją? Kokie faini klausimai. Labai faini. Bet iš tikrųjų atskiri ir ilgesni pokalbiai galim pabandyti tiesiog tokiu. Žiūrėkit, aš turiu idėją, turiu pasiūlymą. Mano pasiūlymas toks. Kitas mūsų coachingas organizacijai pokalbis apjungtų šituos du klausimus, Daugardo ir Radvilės, ir būtų, nes čia yra, kada vadovas turėtų aiškiai vertinti, kad naudoja coachingo elementą ir kaip tai padaryti taip, kad žmogus jaustųsi įtrauktas, o netardomas, ir čia yra ir apie kaip. Ir Radvilės klausimas yra kaip pradėti, ką mažo paprasto siūlytumėt pabandyti vadovui, pasibandyti coachingo kompetenciją. O jeigu mes ir tada ir kalbėsim apie tą starterį meniu, nuo ko galima būtų pradėti, jeigu to
iki šiol buvo mažiau, bent jau sąmoningo mažiau, nes aš net nebejoju, kad čia visi, kurie mūsų klausosi ir žiūri, tikrai yra sėkmingi vadovai jau šiandien, o tai garantuotai tam tikrą prasme sąmoningai, o galbūt kartais nesąmoningai tą coachingo kompetencijos elementus taiko natūraliai, ar ne? Tai vat mes pabandytume tą sąmoningumą padidinti per kitą mūsų pokalbį. Kaip jums atrodo? Ar klausantiesiems okei? Ką? Ar Tas, žinai, va klausantiesiems? čia reiktų, jo, ar atsakėm, žinai, ar vis tik pakabinom kabliuką, žinai, nu, neatsakėm į klausimus, pakabinom kabliuką, žinai, kitam kartui toks. Jo, o tai tai vat gerai, galvoju, duodam greitą receptą, išrašom Blue Pill ir judam ir skirstomės. Tai koks tas būtų receptas, kolegės? Aš tai pirmiausia apie klausimą ir pat. pasitreniruoti, tiesiog pradžiai pasitreniruoti, nežinau, su namiškiais, toj pačioj darbo aplinkoje, su draugais, kad išgirsti, ką žmonės kalba. Ar ne? Negalvoti apie save, negalvoti apie ką gaminsiu vakarienį, kada paklausus klausimą žmonės atsakinėja, o galvoti apie tai, vat, išgirsti turinį ir pamatyti žmogų, kuris kalba atsakydamas jums į klausimą. Toks, nu, mano, tai pradžiai apie klausimą. Į Daugordą atsakymas klausimą ar Radvilę? Čia galbūt Radviliai. Kita vertus, mes visi žinom, jeigu mūsų kažkas klauso, jeigu mes matom, kad mūsų klauso, mes natūraliai būsim labiau įsitraukę. Negu kad uždavė klausimą ir išėjo į telefoną, išėjo į kompą ar dar kažkur. Įsitraukimas mažėja momentaliai. Tai truputėlį ir Daugirdą, truputėlį ir Radviliai. Tai aš ir atsakyčiau, irgi galėčiau Radvilę atsakyti, beje, labai faina, Radvilę, jūs matyti čia, bent jau tokiam formate, mes turėjom galimybių ir matytis ir kitokiuose formatuose, tai dėl to labai džiaugiuosi ir perduodu labas. Žinai, aš taip grubiai sakau, labai dažnai, kad tai yra tas gebėjimas, ne kartą jau sakiau ir Brigit, mes su tim dar diskutavom, ar ne, tai yra užduoti klausimą ir užsičiaupti, grubiai šnekant. Nuo to prasideda coachingas, nuo klausimų uždavimo ir tylos, tai yra įgūdis numeris 1, tas mažas pasibandymas, tai čia aš turiu išmokti tą iš pradžių išorinę tylą įvaldyti, tai yra, tai tu nežinai, tai aš žinau, kaip tau atsakyti, ar ne, tai va tą įvaldyti, o po to tą vidinę, kai išorinę įvaldau, tada antras gebėjimas yra vidinė tyla, tas dialogas, kada jisai pagaliau atsakys, o geras, tai čia tuoj, ir vėl jisai apie tą patį ir tą patį. Jau vėl, kai aš kalbu, vidinis dialogas vyksta, išoriai tyla yra, viduj tylos nėra. Tai valdyti ir išmokti vidinę biškį, čia toks pradžia, tai tam reikia biškutėlį įsitempti, kartais net fiziškai matosi, kad žmogus įsitempia ir klausosi. Tai čia yra žingsnis numeris 1, o žingsnis numeris 2, kai tu išmoksti užduoti klausimą ir patylėti, tai žingsnis numeris 2 išmokti užduoti labiau atvirą klausimą, negu aš išduvinėjau iki šiol. Ne tai, kaip ten klasikinis tas, kada padarysi 3 arba 5 ir žmogus neturi pasirinkimo, iš tikrųjų galvoju, kad niekad šiandien visai nepadarysiu, bet aš jiem neduodu to pasirinkimo ir priverčiu jų labiau pasakyti 5, nes vis tiek tu išeisi iš darbo, ten kažkas tai ir aš planavau nepadaryti ir taip ir nepadarysiu, tai pasiimu labiau saugų variantą, kur link to nepadarimo mano. Tai vat užduoti labiau atvirą klausimą, tai yra lygis numeris 1. Aš bent jau taip galvoju, dabar grįžtant prie Aidos ir prie Daugirdo. Pridursiu prie to paties, kad mes visi 3 taip pat galvojam, ką tai sako, ar apie mus, ar apie coachingą, kad nepriklausomai nuo to, kuris pirmas atsakinėjom, visiems kilo ta pati mintis, ką pasibandyti, kad apie klausimosi tikriausiai kompetenciją ir aš priminsiu, ten knyga yra netgi Humble Inquiry, tai tikrai verta lyderiui pasimokyti tos kompetencijos, kaip klausyti, kad neatsakytum kitam, ne dėl atsako, o kad suprastum, apie ką kalba. Tai neišspręsiu, nes jūs puikiai tą įvardėt. Tai matau, kad grįžai dabar prie šito klausimo, kuris yra ilgiau. Mes apie jį kalbėtume, bet gal dabar reiktų irgi greitą receptą. Ir beje, Radvilė jau ir po Brigitos atsakymų pasakė ačiū, tai va, bet man norėjosi dar uždėti ten, tai dar kažko pridėti, nors jau ačiū buvo pasakytas. Tai grįžtant prie Daugirdo, žinai, aš Daugardui tokį greituką tokį turiu atsakymą, nes laikas jau eina, ar net, tai jeigu tai yra tavo paeksperimentavimas, tai aišku, kad tu turi įvardinti tai. Jeigu tai yra tavo, kaip elgsenos lyderystės stiliaus neatsiejama dalis, tai tada tada nereikia to įvardinti, ar ne? Jeigu tu iš principo, tai yra tavo mąstysenos dalis, mes dabar visą laiką neduodam to disclaimerio, kad kolegos, mes ir šiandien ryte atsibūdęs, aš šiandien irgi visą dieną tokių
coach approach, coachingo stiliumi, eisiu per tą savo gyvenimą visą laiką smalsaudamas, patylėdamas, pabandydamas neduot greito receptuko kažkaip pasityrinėti ir taip, neduodu, ar ne? Tai lygiai taip pat ir vadovavimo lyderystė. Jeigu tu ten praėjai kažkokius ten savarankiškai su mumis kartu tikriausiai, ar ne, ar ten su kažko kitko praėjai kažkokius, tokius kompetencijos ryškinimo, auginimo pratimus susijusius su coachingu, ar ne? Ir tai tampa tavo filosofijos dalimi, tai absoliučiai tiesiog pasikeis mąstysena ir bus labai sunku atskirti, o kur čia coachingas, kur ne coachingas. Ne? Bet jeigu šiandien kažko pasiklausėjai ir pasiėmei, paguglinai arba Brigitos pasiėmei produktą, grow modelį, ir tą grow modelį pasiėmei ir darbinį kaip techniką, tai gali pasakyti, žiūrėk, aš noriu pabandyti, patyrinėti, kaip mums sektųsi, jeigu mes naudotume struktūruotą pokalbį. Ir struktūruotam pokalbį aš dabar patyrinėsiu, panaudosiu tokį šauniai nuostabiai padarytą Brigitos įrankį. Ar nieko prieš, pabandom. Ne, tada, aišku, tu aiškiai vardini. Ir tas tardymas įsijungia ten, kur žmogus galbūt, arba tas suvokimas apie tardymą, kur žmogus aiškiai tau signalizuoja, kad ne dabar, ne šitoj situacijai, ne šito klausimu, ne šitom aplinkybėm, aš to nenoriu, o tu vis tiek bandai užspausti. Ne, tai coach approach, vadovavimas coachingo stiliui, tai irgi visą laiką atsižvelgimas į kontekstą ir į tą žmogų, kuris priešais tave. Jeigu žmogus jau tau raudoną vėliavėlę iškėlė, tai tada nereikia jį dadusinti arba uždusinti, nes tada tai tampa to užkoučinimu negyvai. Ne? Tai jeigu matai, kad šiuo atveju nepavyksta, arba žmogus aiškiai tą rodo ir tu matai tai iš kūno kalbos, dažniausiai iš to, kas yra nepasakoma, negu kas yra pasakoma, ar ne, tai tada reikia ir atsitraukti. Po to, po kurio laiko, jeigu iš karto nėra galimybės, galima būtų ir patyrinėti ir paklausti, žiūrėk, aš tau uždaviau klausimą, o tu taip sureagavai. Apie ką tai yra? Ir atsiranda įdomus elementas. Čia bent jau mano toks greitukas, bet aišku... Bandysiu tada greituką pradėti, nes matau, kad laikė gal mes jau... Aš pagalvosiu į mokymą pas kolegas. Labai geras klausimas ir taip norisi jį nusinešti į platesnį pokalbį, bet nekartosiu tą, Miroslavai, kad tu dėl įvardyjimo kalbėjai, bet man tas pats žodis dėl tardymo sako, kad žmonės yra, kažkas yra iš aukščiau žiūri tave žemyn ir tada tas neligumas yra. Tai reiškia, čia coachingo nėra, nes coachingas atsiranda, kai yra lygiavertis santykis, tai kad neutralizuoti šiek tiek tardymo jausmą ar elementą, kas padeda pažeidžiamumas, bent jau kažkoks pažeidžiamumo pademonstravimas iš vadovo pusės, tai reiškia, ir tas pažeidžiamumas tai nebūtinai, kad ten maks spektre, užtenka net ir minimalaus įvardyjimo, kodėl tau kaip vadovui tai svarbu kalbėti, man kaip vadovui, ar padėk man suprasti, ar man, tiesiog net ir įvardyjimas, kad yra svarbu, ten pagal kontekstą reikia žiūrėti, kokį pažeidžiamumą galima pademonstruoti. Jeigu pavyksta į tą lygiavertį santykį įeiti, tikrai tardymo faktorius kažkiek sumažėja ir galima tada jau coachingo stiliumi, kuris nėra pavojingas turėti pokalbį. Brigita, ir tavo ta vyšnaitė, kokia? Apie ką? Domėkimės, kad nebijotumėm apie tai kalbėti ir kad žodis coachingas nebūtų kažkas, ko nesuprantu, arba iškraipomas, arba suvokiamas labai skirtingai. Supraskim, kas yra coachingas, coachingo kompetencijos ir tai labiau galbūt aktualu coachingo specialistam. Galvokim apie coachingą vadovo kontekste, kaip apie coachingo principus, galbūt mąstyseną, tam tikras sampratas, ar ne? Bet nemaišykim visko į košę, nebūkim vadovai coacheriai, atskirkim šitas rolės ir viskas bus gerai. Nice. Ir Daugardas parašė mum ačiū. Ir norisi jau to visiškai pabaigoje pasakyti dar kartą ačiū Radvilei, Jūratei, Katažinai ir Daugardui, kurie prisijungė šiandien prie mūsų pokalbio ir sureagavo, ir su Daugardu ir Radvilė mes net fainai, man atrodo, kad labai padiskutavom. Ačiū Jums labai už tai, kad buvot su mumis. Šiam kartui, man atrodo, kad viskas. Atleiskit, kad užtrukom ir dar 9 minutės papildomai laiko. Koks ten tas baigiamasis žodis, kolegos, su kuo išeinat? Tai va, kad duoda 9 minutės papildomai laiko.
trečias žmogus duoda vertės. Ačiū labai. Ačiū Jums, ačiū visiems. Iki kitų kartų. Ačiū visiems. Iki.